Aš darinėjau, pasūrėlę klausą, laukia. Ar aš atvažiavęs dirbu, ko tu man trukdai? Aš noriu, kad tu biškiai pasirūpintum savo techniką ir įsivarytum Haduko. Kaip tu galvoji, kodėl aš dabar čia jį užkūręs taip darau ką? Tai šildai prieš Haduką, viską reikia pašildyti. Šildo prieš Haduką. Turim nuo Hado į variklį revitalizantų. Čia, kadangi pilasi 10 litrų į variklį tepalo, tai specialiai yra iki 10 litrų. Šitas skystis. Yra, jeigu mažiau pas jūs pilasi į variklį, pavyzdžiui, mašinos ar kažkur, tai perkas irgi iki 5 litrų ir panašiai. Draugas užsiema tokiais dalykais ir, žodžiu, norim jam padėti, kad jo technika ilgiau laikytų. Jisai, kaip ir visi revitalizantai, va, kaip matot, kai būna, jeigu stumoklių tokios cilindrų, tokios sienelės, tai padaro į tokias per laiką, atstato variklį, kad gražiau dirbtų, sutepa, padengia keramiką, tam tikras dangas visas, kur vyksta daugiausia dėlimo. Pas boketą motoros čia va, opa, oil. Tiesa, tepalai geriausia pilti Hado priemonės, kai tepalai yra pakeisti šviežiai. Tai šio boketo yra tepalai pakeisti visai neseniai. Tai vat. Ir ką, hebra, pilam į motoriuką. Nežinau, ar matos, bet toks rožinis. Tai va, įpylėm Hado priemonių. Dabar reikėtų varikliuką pakurti, kad viskas ten prasimaišytų, susimaišytų. Ir tikėkimės padės, prisidėsim prie draugo verslo, taip sakant, pamažinsim jo išlaidas. Rekomenduojame chebrytę ir jum įsigyti Hado tokias priemonės. Taip pat, kaip matot, yra ir tokia va, kaip žemės ūkio technikai, ir sunkvežimiam, mašinom, motociklam ir panašiai. Turi visko, ir į variklius, ir į alyvas, į žodžiu antifrizus, stiprintuvus, visokius ten panašiai. Tai tą galite padaryti pasinaudoję netgi dar su mūsų nuolaidos kodu plojam. Gausit 15% nuolaidą. Ir arba internetiniai svetainiai, arba atvykę į fizinės parduotuvės. Tai prašom, naudokitės į sveikatą. Nu dabar grįžtam į epizodą, ne?